Mohamedpur Umri kaimas Šiaurės Indijoje gali pasigirti tuo, kad vienoje vietoje gimė neįtikėtinai daug identiškų dvynių. Kaimo vyresnieji tvirtina, kad čia iš maždaug 600 gyventojų 108 yra identiški dvyniai. Manoma, kad šis rodiklis gerokai lenkia bet kurios pasaulio vietos identiškų dvynių tankį. Purvinas ir duobėmis nusėtas į kaimą vedantis kelias bei tas faktas, kad čia yra vos viena mokykla, o normalaus sveikatos centro išvis nerasta, netrukdo vietos gyventojams džiaugtis šiuo rekordu ir pasakoti atvejus, kai suglumę lankytojai supainiojo dvynius. Tvirtinama, kad netgi tarp šiame kaime gyvenančių gyvūnų yra pasitaikę dvynių atvejų. Per pastaruosius 25-30 metų šiame kaime gimė daugybė dvynių. Šiuo metu kaime galima suskaičiuoti mažiausiai 108 dvynius. Kaime taip pat yra nemažai karvių atsivedusių iš kartų jauniklius. Kaimo gyventojai žino daugybę istorijų, kai dvyniai supainiojami ir vienas vaikas gauna pylos už jo identiško brolio ar sesers iškrėstą pokštą. Vietiniai tvirtina sulaukę daugybės genetinius tyrimus atliekančių mokslininkų, bandžiusių išsiaiškinti šio unikalaus reiškinio priežastis. Nors čia trūksta pagrindinių patogumų ir šiuolaikinių gyvenimo sąlygų, nuobodžių dienų Mohamedpur Umri kaime pasitaiko retai. Mat, čia nuolatos kas nors tampa nesusipratimo su dvyniais auka. Pavyzdžiui, vietiniai pasakoja istorijas, kaip vienas dvynių iš vietos kreditoriaus paėmė paskolą, o vėliau atsisakė ją mokėti, tvirtindamas, kad pinigus pasiskolino kitas dvynys. Žmonos prašo savo vyrų dėvėti tam tikrus drabužius, kad galėtų atskirti savo sutuoktinius nuo jų dvynių brolių. Labiausiai netikėtinas atvejis – dvyniai broliai apsikeitė vietomis kalėjime. Abu jie vilkėjo tokius pačius drabužius ir antrasis tiesiog išėjo iš policijos nuovados. Kol mokslininkai bando išsiaiškinti, kodėl šiame kaime gimsta tiek daug identiškų dvynių, tėvai stengiasi paprasčiausiai juos atskirti vienas nuo kito. Viską apsunkina ir tai, kad dauguma dvynių turi panašius vardus ir dažnai panašiai rengiasi.